Buongiorno iš Sardinijos. Ką išeina atvarėm aplankyti didįjį Sardinijos kanjoną, Borata Grota, kažkaip pasivadina. Nu, varysim tarpeklių ten. Iš viso maršrutas bus 12 km. 6 pirminis, 6 atgal. Žiūrėsim, kaip ten mums seksis. Čia toks parkingas. Parkingas kainuoja 6 eurai, ne, 8 eurai. Paskui ten kaip daeisim iki to pat tarpeklio, reikės dar apsimokėti po 6 eurus. Nu ką, kažras žygiuoti? Jo, nu ką, bandom maitina, gal nesudegsim. Su oru šiandien pasisekė, čia 2 dienas lijo biški, be nieko. Nu ką, susitiksim už poros kilometrų. Ką, pradžia žygio. Toks bendras takas. Čia mašinas važiuoja. Gal paskui suksim kažkur. Kažkokia žalia upelė, žalias Santa Patriko dienos proga. Yra šioks toks ženklas į kanjoną. Turėtų būti kelias užžymėtas neblogai, nes labai populiari vieta. Karštis neįmanomas bus šiandien, reikės eiti be maikės. Vieną kilą atpėdinam, biškį dabar į kalniuką lipam. Tokį. Labai mažai kur yra vietų, kur saulė nešviestų. Toj pasikal saulė dar aukščiau, švis bus, grįž bus sunkoka. Nu nieko, vandens daug paėmėm, kaip nors. Daeisim. Ką, pražygiavom 2 kilometrus, ką galiu pasakyti, kol kas viskas normaliai. Biški, saulutė biški kaitina, be nieko, išgyvensim. Ką, dar 4 kilai ir bus mūsų taškas. Ten paskui eisim to kanjono, ten nelabai ilgas, ten apie 5 minutės, man ros užtruks. Ką, žygiuojam toliau. Taip atžymėta tokiais vėliavėliam. Biški toks kelias prasidėjo. Toks prasidėjo biški įdomesnis, na. Nu nieko. Jo, tuoj baigsis. Atsigerti. Bля. Apsipyliau biškį, bля. Viskas gerai.
biškai kaip džiunglės kažkokios. Šlapia, drėgna. Čia kažkoks pitstopas, bet manau, čia galim pasipildyti vandens gal bus. Bet mes dar turim pilną. A ne, čia nieko nėra. Tokia. Koropko. Ten rodo. Tada pasitikrinsim dar su mano navigation'u. Taip. Jo, ten. Čia turiu tokia irgi programėlė. Galėčiau eiti ir be programėlės, aišku, bet norisi, kad ten būtų užsifiksuota. Kiek praėjo kilometrų, ten paskui sumuojasi, kiek praeinam per metus. Na šiaip įdomi dėl savęs. Žygiuojam dar kilometras ir būsim vietoj. Vaizdai aфиgenė, pamatysit patys. O, čia tie kalnai, kažkur ten tarpeklis, kanjonas įžymus. Nu va, jau priartėjom prie įėjimo į tą tarpeklį. Čia kažkur reikės susimokėti. Man vas, ką čia rašo. Nu, kažką. Leidžiame darbiškį į apačią. O, tokie kalnai. Biškį karšta. Čia tokia kažkokia žmonių pilna, iš kur jie atsirado, ėjom, ne vieno nebuvo. Biškai reikia palaukti, kažkas kažkokią informaciją pasakys ir tada eisim čia kažkur tais ten. Ką, varom į tarpeklį, praėjom biškai instruktažą, žiūrėsim iki geltono, sako, iki geltonos linijos einam, jeigu jaučiamės užtikrintai, tai galima į toliau, bet raudonos jau reikia sustoti, nes ten tik tai su gidu galima eiti, nes ten pavojinga. O tokie atžymėti žaliai kelias. Nežinau, kaip dabar reikės man su to GoPro rankoje lipti. Nu nieko, kaip nors jau įpratęs iš tikrųjų. O, žmonių visas būrys žmonių lenda. Tokį tarpeklį reikia pisti. Čia virvutė, užsikabinti.
Kaip čiotkiai, na. Čia reikia būti tyliai. Turbūt. Please. Keep great silence. Čia sakė kažkokių paukščių gairelių. Reikia saugot, na. Čia kažkokie turas. Turistai. Čiotkiai. Bachuriukai biškį baliavoja. Blia, biškį pataikėm tą grupę, o dabar reikės eiti iš galo visada. Aš nelabai man patinka. Čia prasideda tas tarpeklis. Nežinau, ar matote, turėtų matytis gerai. Upė atrodo galingai, na. Kamino praėjęs žmogus, na. Nu, ten, karočiui, jau raudonas. Raudono žymėtų, tipų toliau negalima. Хрен знает, ką daryti. Na. Gerai. Kada jam iki raudono viskas. Tipo negalima toliau. Varai kaip tankas. Nu ką, paskutinį kartą pasigražėm vaizdais. Ką, judam atgal 6,5 kilo. Kažkokia ola, eisim pažiūrėsim, kas ten viduj, jeigu ten yra kur eiti. Einam, lipsim olą. Gal talėtas, na? Ten yra kažkoks bėra. Žinai, ten nieko nėra.
Ką, vėl į skylę lipam. O, va, šį gerą žmonių. Tuoj palauk. Toks trafikas, trafikėlis, eina partijom. Su džipas galima atvažiuoti dar, kažkiek kainuoja, nežinau. Tragedija, blėt. Trafikas nėra didelis. Kur šokam? Į mašiną, zuikis bėga į mašiną. Greičiau prie jūros. Greičiau varom prie mašinos ir prie jūros. Na. Ką, baiginėjom savo maršrutą Garotų tarpeklį. Nu, viso mums išėjęs apie 14 km. Nu, ten programėlė rašė 12, bet ten daugiau išeina. Dar ten tas pats tarpeklis kažkur pusantro kilometro. Ne, nėra pusantro kilometras gal. Kokias kem minučių ten pabuvom. Nu, vaizdai įspūdingi, jo, gražus. Skaitas pats gražiausias Europoje tarpeklis, kaip rašė. Nu, dabar ką, einam iki mašinos, važiuosim kažkur prie jūros, dar pasimaudysim, pailsėsim, skasim gal vakare, paskui iki namų dar važiuoti mums 2 valandas. Nu, dar pafilmuosiu kažką, o šiandien pamatysit, kokie čia bičiai yra, jeigu rasim kokį gražesnį. Ką, atvažiavome pležiuką kažkokį. Neblogas, nedidelis. Žmonių pilna, bet. Kažkur surasti, kur atsisėsime.